Sveiki dar sykį, šiuo metu esame 4-ame Jusema rally Ukmergė greičio ruože ir jisai driekėsi labai įdomioje vietoje, tai yra Viada autokroso trasa. Tarp kitko, dalyviai važiuos ne visai autokroso, o rally kroso konfiguracija, kur jų lauks ne tik žvyras, bet ir asfaltas. Vaidotas Žala, nu taip čia stipriai parskambinai. Kas čia buvo? Į finišą? Aha. Nu tai laikrodis prieš finišą, tai reiškia atsitaikai tiesiausią trajektoriją ir jau kaip gausis taip. Tai va, tai žodžiu, pasižiūrėjau, susirašinėdamas, kad tokia didelė pieva, tai kodėl neišnaudot? Teisingai, kaip ta rally kroso trasa nešė ir asfalto, ir to tokio purvo tikrojo buvo? Šiek tiek buvo purvo, bet tikrai geriau negu mes visi tikėjomės, nes prieš startą pravažiavo greideris, tai nuėmė tokia buzą. Tai porą vietų buvo slidžių, bet tikrai galima gyventi. Sveikinu su laimėta pirmą dieną. Ačiū. O, ką mes turim? Mes turim laukais važinėjantį Vladą Jurkevičių. Prieš tai matėm Vaidotą Žalą šiek tiek konservatyviau, bet irgi aštriai pravažiavo. Nu jo, pažiūrėsim, kas čia per momentas buvo pas Vladą. Vladai, čia iš to noro maksimaliai iki pat galo važiuoti? Nu jo, tai pažiūrėjom, kad ten tiesiai galima važiuoti, tai reikia susirinktas paskutinės 100-asias finišė. Vaidotas irgi buvo išskridęs tik tiek daug, kiek jūs. Ok, supratau, bet ten nieko nėra, pažiūrėjom per susirašymą, čia viskas planuotai. Kaip bendrai ta kroso trasa, rally krosa? Nu, labai slidi, vietom kaip ir pradžiūvė, bet vietom vienoje vietoje apsuko beveik labai netikėtųjų vietoj, tai toks labai kintančios sąlygos. Kaip bendrai vertinai pirmąją dieną? Gerai, sakyčiau, važiuojam savo tempu, reikia pagreitėti dar truputėlį, tai čia pažiūrėsim, kaip čia rytoj viskas seksis, bet čia viskas gerai, patenkinti esame. Ačiū. Na, tai ar patiko Giedriau rally krosas? Labai pradžiai buvo slidu ir taip tampė automobilį, tai sunku buvo pajausti, kur ta riba. O nežinau, kažkokių klaidų nepridarėm, nieko neprisidarėm, taip kaip ir planą įvykdėm. Kaip bendrai vertini pirmąją dieną? Manau, kad neblogai, tempą palaikom bendrą, tai neskaitant Vaidoto Žalos, tai mes visi daugiau tokioj nedideliai krovytėjai, tai manau, kad patenkinti. Ir turim antrą laiką. Šaunuolį, bravo, Giedrius antras laikas. Ačiū. Deividai, matau, su šypsena parvažiuoja, smagu buvo rally kroso trasoj? Smagu, gal tai aišku, atidaviau duoklį žiūrovui, gal daug driftavau, bet buvo smagu, verta to. Kaip bendrai pirmą dieną savo gali vertinti ekipažą? Kai toks palaikymas, tai vertinu, kad labai gerai ir norisi dabar kitą dieną susikaupti ir dar paspausti ir tiek Notkų, tiek Vladą. Ačiū. Iki ryto. Jūs tai kaip įspūdžiai iš rally kroso trasos? Fainai, bet taip kažkaip labai tiksliai nesigavo pravažiuoti. Bet okei, patiko, visai smagu buvo jo. Na, Giedriau, kaip tas rally krosas ant šito gero molio? Tavęs būčiau neaplenkęs, prisipažįstu. Nelabai gerai buvo. Ne, viskas gerai. Nu, ne taip slidu, biški su galva reikėjo važiuoti su mąstymu, ne vien gazas dugnas. Vairą pasukiojau, mašina sukinėjasi, viskas gerai. Kaip gali apibendrinti pirmą dieną visą? Nenukritom žemiau negu, kaip norėjom, nenukritom žemiau, viskas gerai. Galim tikrai greičiau. Blogai būna, žinai, kai gauni ir nežinai kur. O dabar viskas žinom, kur ta klaidelė, kur ta baimė, kur ta kairė koja ne vietoj. Viskas gerai. Gero vėjo rytoj. Jūs tai jūsų galinis spoileris labai smarkiai krūta, kai važiuojat. Kas ten su juo negerai gal? Reikia daugiau oro, kad prispaustų, kad energiją generuotų. Dabar jisai kaip tik pasipriešinimą, kad mažintų. Supratau, kaip šita rally kroso trasa vietos? Gerai, palyginus, kai buvo susirašymo metu, tai dabar netgi pasakyčiau labai neblogos sąlygos. Bendrai kaip pirmą dieną visą? Viskas gerai. Lauksim kitos dienos. Pauliau, kaip danga ir kaip sukibimas lyginant su tuo, ką matėt per susirašymą? O dabar šioks toks yra sukibimas, kai susirašym, tai visai nebuvo. Nu, dabar galima važiuoti, Ar pavyko? Nežinau, manau, dirbam tą klausimą, žinai. Asfaltinių atkarpų irgi čia buvo? Rezultatų, kaip? Asfaltinių atkarpų čia irgi buvo? Buvo, bet, žinai, viskas apsinešė.
nebuvo asfaltas. Kaip bendrai pirmą dieną? Sunki, labai visi arti, kas padaro labai įtemptą ir labai gražią kovą. Bent jau mūsų šitam visam intervalė, manau, kokios 5-6 mašinos. Tai, manau, labai smagi kova ir tai laukia. Ok, ačiū, iki rytojus. Na, Martynai, ar pavyko prisiminti jaunas dienas iš rallycross ir autocrosso? Prisimint pavyko, bet pavaryt kaip jaunystėje, tai aišku, kad ne. Kurgi. Nesigavo taip, ne, kaip senais laikais. O tau gaunas? Man vis dar gaunasi. Nu, tu kietas, matai. Kol kas. Ja, aš iš rimto miesto, vyrai. Mes tai... Kaip Martynai bendrai? Slidu, nu, greičio nėra, tai iš tai. Pačiaužėt ant tos slidžiaus dangos, ne? A? Pačiaužėt ant tos slidaus molio. Nežinau, nu slidu. Padangos vylinam, suvarėm 4 padangas, rytoj 6 liko, tai matysim. Įdomi diena bus. Bet įdomu bus. Gerai, laimingi. Ramūnai, trumpas, bet smagus greičio ruožas, matau daug žolių palei buferius ten kabo. Senas krosistas variau. A, ja? Visur kampus pjauščiau, blemba, tiesiai variau. Geras, ane, greičio Nu, ruožas. labai man įdomu pažiūrėti, koks laikas bus, nes viduje jaučiau, kad važiavau labai greitai. Net pavargau, atrodo, kad 10 km pravažiavau. Kiek krose laiko praleidęs? Čia važiavau su Samsono bagiu vieną kartą. Kai Marčius turėjo Audi, su Audi motoru, tokį raudoną bagį. Aha. Tai čia lėkiau. Supratau. Kaip bendrai, Ramūnai, visą dieną vertini pirmąją? Labai įdomi, labai didelė kova vyksta. Labai smagu. Mes savo klasėje kapojame sekundę į sekundę, tai tas labiausiai tenkina. O toliau dar rytoj visą dieną, dar 12 greičio ruožų rytoj. Wow. Žiauriai įdomu. Taip. Ok, iki rytojus. Na, Vytautai, kokie įspūdžiai iš ralio kroso trasos stiliaus? Tai aš čia pradėjau, čia manau ir baigsiu. Biškai atsiminiau tą krosinį važiavimą. Aišku, vienas poskis nesigavo, biškai per toli. Norint važiuoti greitai, čia reikia važiuoti neefektingai. O kai stovi žmonių ant kalvelės, tai neefektingai važiuoti. Vieną kitą sekundę tegul matį šunis, kaip sakoma, bet žmonės labiau patenkia. Tai visa kova kelias į rytdieną tarp tavęs ir Ramūno, nes ten labai artima sekundžių vyksta kova. Jo, tai su Ramūnu mes geri draugai, geri bičiuliai, komandos draugai ir manau, kad puikiai turėsim dieną rytą. Iki rytojus. Mario, ar jau prasitaškė trasoje tas molis, kuris per susirašymus visus gazdino? Jo, visai gera būklė, visai smagu čia. Kaip sekėsi? Apskritai ar čia? Būtent šitam 4 greičio ruože. Gerai, gal ten vietom per daug išslidau, bet kažkaip visai, sakyčiau, normaliai. Esu uždarų trasų ekspertas, tai vertinu normaliai. Kaip bendrai visą dieną? Oi, realiai prasidėjo labai sunkiai, nes pasiėmėm naują šalmą, nepasitikrinom, jungtis, nėra interkomo. Pirmas greičio ruožas be interkomo, tada pasirodo interkulerio apie aušinimą nebuvo, tada, pirmam tam greičio ruožė ir kaitam, tada vėl antram ten toks išsimušimas. Bet dabar pas servizą panašu viskas gerai, tai, širdžiai mieliau, prarasta labai daug laiko, bet rytoj visą dieną dar prieš akis, tai pavažiuosim, manau, viskas gerai. Ačiū labai. Na, Eugenijau, ar patinka rallycrosso konfiguracija? Patinka, važiavęs į kitą pusę, bet čia patinka. Supratau. Kaip susivažiavo dabar? Nežinau, gal gerai, kažkaip. Stengiamės gerai, kaip gavos, taip gavos. Kaip bendrai visą dieną vertini? Gerai, svarbu, kad finišė šiandien, rytoj turim visą dieną, liuks. Ačiū labai. Hello. How you doing? How was your pace on the rallycross track? I think it was good. I lifted there for some odd reason, and now I have an angry Latvian yelling at me. Yeah. But it was all good. Let's talk about all day. How was your day? The third stage we improved by 6 seconds. I went as fast as I felt comfortable, so we moved up a few places overall. So overall, I'm very happy. Okay, see you tomorrow. Thank you. Taip smagiai parlėkėt? Ne? Aha, labai. Kaip ten trasoj sekėsi? Aš taip čia nesu ir važiavęs šitoj trasoj, tai ir buvo baisu, kad buvo slidu. Aha. Tai taip atsargiau važiavau, bet gerokai mažiau slidu negu buvo ryte susirašant. Tai
Tai taip, bet ne, šiaip visai faina, galima dar kartą važiuoti. Kaip šiaip bendrai diena jūsų ekipažui? Po truputėlį greitėja, man atrodo, taip. Tai toks planas ir buvo šiaip. Iki pasimatymo rytoj. Nu, kas čia per posūkių paskutinių ėmimas kersam? Nu, manevras buvo. Labai gražu buvo. Labai gražu buvo. Iki paskutinės spaudėte jau čia, matau taip. Jo, bandėm, labai galvojom, koks čia bus tas sukibimas, bet visai smagiai prasivažiavo. Kaip bendrai ekipažui jūsų šį dieną praėjo? Gerai, realiai turim tik tais šiokį tokį su amortizatoriu kažkokį gedimą, bet lyg tais leidžia toliau mum važiuoti, tai džiaugiamės. Džiaugiamės, kad esam čia. Iki rytojus. Labą dieną. Ar smagu buvo ralio kroso trasoje? Be abejo, aš kaip tik buvau karjeros kryžkelėje tarp kroso ir ralio, tai turbūt rally krosas. Jo, tikrai, abi disciplinas viename. Taip, puikiai disciplina, rally krosas, tai paturėjom Jelskonio, purvinėlis rimtas, tokia šrieko pelkė, bet labai smagu, kad žmonių yra, žinai, tai tik dėl to ir gali važiuoti. Kaip bendrai jūsų ekipažui šį dieną? Ši diena mūsų ekipažui, kaip ir, ką žinau, kaip sezono pirma diena. Supratau, tai... Kas tinka, tai posūkių kryptis, visą kitą reikia pasitikrinti. Tai dar rytoj visą dieną laukia dar daugiau greičio ruožų. Taip, laukiam rytojus, ačiū visiems. Iki. Čia, Jonai, buvo stipriausia, ką mes esam čia matę iš visų pravažiavusių. Kas čia buvo? Nu, šiandien tokia diena, kad reikia išleisti emocijas. Bet gerai, kai yra kur išleidinėt. Pievos plačios. Ačiū, tai vadėl buvom numatę, tai žinai, nusibrauk tą minusą, Tai finišavom. dieną uždarėt labai gražių akordų. Tai va. Iki pasimatymo Iki. rytoj. Iki. Na ir kokie įspūdžiai iš ralio kroso trasos? Nu, galvoju, kad blogiau bus, šiaip sukibimo buvo. Ir susirašymas buvo labai blogai? Jo. Susirašymo labai buvo drėgna. Labai drėgna buvo? Labai drėgna buvo. Galvojau, kad sėsim su mašina susirašymo ir nebeišlysim iš tenais. Kaip bendrai jūsų diena ekipažui? Nežiūrėjom dar rezultatų, bet šiaip važiuojam be klaidų tiksliai. Tai kol kas viskas gerai. Rezultatą pasakysiu. Ar patenkinta šturmanė? Jo. Šturmanė patenkinta, žinot kuom, nes pirmas važiavimas 1.3, tai yra pirmas greičio ruožas. Jisai savo per antrą važiavimą užvežė 6 sekundės. Nu labai šaunu. Linkiu ir rytoj progresuoti irgi taip gerai. Iki. Na, Markai, ar patiko rally krosiuko reikalai? Nieko gerai, dirbam privačiai. Gerai, nu tai kiekvienas greičio ruožas unikalus, šitas buvo šiek tiek slidokas, bet manau, menedžinom. Nebuvo momentų kažkokių labai tokių jau paliai. Zonosos didelis nebent. Kaip bendrai diena visai jūsų ekipažui? Aš manau tokia gera. Neįpušinom tokiam savam tempę. Esu, manau, patenkintas. Nemanau, esu patenkintas. Tai laukiam rytojaus. Ir man tai rezultatų dar nemačiau, bet šiaip galvočiau, kad statyčiau už tave šitoje situacijoje, visgi krosą tikrai nemažai važiavęs metų. Nu, į šitą pusę šitos stratos nevažiavęs, šiaip žiauriai slidu, tai nežinau. Praeitam greičio ruožė jau palyginus su 1-2, tai pasitaisėm, pasireguliavom. Jau geriau, manau, kad rytoj galbūt sugrįšim į kovą. Ačiū, iki rytdienos. Labą dieną. Šiandien buvo žvyro, buvo asfalto, dabar gavot ralio kroso miksą. Kaip pavyko? Nu, kaip ir nieko, vienam posūkį biškį per stipriai, bet viskas gerai. Kaip bendrai galite vertinti savo ekipažą šiandieną? Labai gerai. Manau, geriau negu praeitą. Supratau. Tai su pozityvu rytdieną žiūrit? Jo, labai pozityvo. Tikiuosi, kad taip ir bus. Gerai, iki rytdienos. Matau, su šypsenu veiduose parvažiuojat, kaip sekėsi? Šypsomės, nes matom, jau būsim filmuojami, bet šiaip sekės gerai. Gavom pastabų, radom kur pagreitėt. Išgazdinau šturmaną vėl, kaip senais laikais sakiau, kad mėgstu jį gazdinti. Ir šiaip viskas gerai buvo. Kaip bendrai visą dieną jūsų ekipažui? Kokį pažymį savo pasirašytumėt? Pažymį? Jeigu iš emocijų, tai 10. Jei iš rezultatų, nežinom, nežiūrėjom. Tai linkiu, kad visur rytoj būtų 10 grafas. Ačiū. Iki. Specifinis tas greičio ruožas.
viskas gerai, nu ką. Special stage'as, ne, kažkoks atrodo. Jo. Galėjo ir nebūti, bet gerai, dėl žiūrovo reikia kartais. Supratau. Nu nieko, viskas bus gerai. Varom plaukti mašinas. Plaukit, tikė. Hey guys! Hello. Today you had the gravel, today you had the tarmac, now you had the rallycross track. Yes, we had How it everything. feels? Well, listen, the mixed emotions. We've done a couple of silly mistakes on the previous stage. I lost a bit of concentration, so on this stage I wasn't driving as I should be. But listen, it's rally. We've got a long day tomorrow, so we're gonna try to improve tomorrow. But altogether, a very nice rally, very difficult as well. Thank you. Thank you very much. Ką jau, tai čia praktiškai tavo disciplina, rallycrossas, esi važiavęs, ne? Jas yra buvo. Sugrįžo prisiminimai kažkokie? Kažkiek jo, tikrai, ir labai smagu. Smagu, ne? Labai gerai buvo. Kaip sekės? Šiaip gerai viskas pagal planą, mūsų planas šiek tiek saugumo yra, tai toks ir planas. Kaip bendrai diena jūsų ekipažai? Viskas super. Kaip tau? Liuks. Supratau. Pasimatėm rytoj. Aišku, būtinai. Karoli, tu šitoj trasoj pravažiavęs 1000 valandų su Subaru. Ir dabar vėl sugrįžai. Taip. Kokias mintis ir emocijas? Nieko, labai smagu prisiminti, pasilgau versmės, pasirgau prasrychlos, va gali pažiūrėti galinę dešinę pusę. Nukabinot atitvarą? Gal, tarkim, nieko tai nebuvo. Supratau. Kaip bendrai diena? Na, labai gerai, patenkinti. Supratau. Gerai, pasimatėm rytoj. Iki. Taigi, ačiū visiems, kurie žiūrėjote šią pirmąją dieną iš USMA Ralių Ukmergė varžybų. Šiandien matėte 4 greičio ruožus, kuriais dalyviai įveikė beveik 20 km. Tačiau didžiausia varžybų dalis yra šeštadienis, kurio metu organizatoriai yra numatę dar 12 greičio ruožų, o jų bendras ilgis beveik 100 km. Po pirmosios dienos rezultatų lentelėse, klasėse tikrai verda labai atkakli iki netgi sekundžių dalių kova, kuri net nebejoju, kad rytoj konvertuosis į dar didesnę intrigą. Taip kad pasimatom rytoj, lauksiu visų trasose. Iki.